moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Keturios stipriausios šalies berniukų komandos iš Biržų, Kauno, Klaipėdos bei Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijoje sužaidė paskutinės 2009–2010 metų Lietuvos moksleivių krepšinio lygos Karūnos čempionato finalinio ketvirto varžybas ir išsiaiškino 1997 metais gimusių krepšininkų pajėgiausią ekipą. Finale atkovojęs daugiau kamuolių neįmetęs taškų Nedas Matulionis vedė į priekį Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos pirmąją Čili komandą, kuri palaikoma savų žiūrovų 73–67 palaužė Vlado Knačiaus krepšinio mokyklos auklėtinius. Komanda tikrai daug ir stipriai dirbo. Galiu pasakyti ir apie kitas komandas, tiek Kauną, tiek Biržus, tiek Klaipėdą. Tikrai man patiko šitos komandos. Labai geros, labai stiprios komandos, treneriai irgi labai dirbo. Šiandien galbūt mums daugiau pasisekė, kad mes laimėjom. Labai sunkus ir ketvirtfinalio barjeras buvo sunkus. Ir Birža labai gera komanda, ir tikrai labai stiprus čempionatas, ir čia ta antra vieta. Žinokit, tokio liūdesio nėra tikrai didelio. Aišku, gaila, kad prasilošiam, turėjom tokį šansą, bet, kaip sakoma, laimi stipriausiai ir jiems fortuna kartais šypsosi. Įmetęs 14 taškų, po krepšių sugriebęs 18 kamuolių ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus, Nedas Matulionis ne tik padėjo pasiekti svarbiausią sezono pergalę, bet ir pateko į simbolinį naudingiausių krepšininkų penketą. Buvom viena komanda, atskirai nebūtumėm laimėję. Viena komanda buvom ir tai davė vaisių, laimėjom. Žaidžiu kaip moku, bet vis tiek stengiuosi žaisti komandiškai ir vis tiek be komandos draugų nieko nepasiekčiau. Pusfinalyje nusileidusi turnyro vicečempionams klaipėdiečiams Biržų pirmoji komanda mažajame finale 69–53 užtikrintai įveikė Kauno krepšinio mokyklos Aisčio ir Transos krepšininkus. Kauniečius į neviltį varė net 34 taškus laikinosios sostinės komandos krepšį sūdęs Jokūbas Švambaris. Nemalonumus kėlęs ne tik puolime, bet ir kovodamas dėl atšokusių kamuolių, kurių nusiėmęs 10 buvo naudingiausias bronzinio mačo žaidėjas. Šiaip tikėjomės antros vietos, bet per daug savimi pasitikėjom ir pralošėm prieš Klaipėdą, tai teko pasidžiaugti bent trečia vieta. Kaip mes iš tokio mažo miestelio su visais dideliais miestais kovojame, tai neblogai. Sostinėje vykęs finalinis ketvirtas buvo paskutinis šio sezono Lietuvos moksleivių krepšinio lygos varžybose. Lietuvos moksleivių krepšinio lygą remia Karūna. Tave palaiko Pildyk.